O dabar vienas iš organizatorių, vienas iš svarbiausių organizatorių, Valstybės tarnybos departamento direktorius Osvaldas Šarmavičius pristatys programą mūsų šios konferencijos. Gerbėmieji, kadangi čia susirinkom šitoj salėje ir mūsų jungia bendras interesas, valstybės tarnyba, tai leisiu savo kreiptis kolegos. Kaip jūs turbūt žinote, mūsų departamentas jau parengė valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą. Artimiausiam dienom mes ketiname jį teikti tarp instituciniam derinimui ir norėtumėm trumpai jums papasakoti apie tos pokyčius, kurie laukia valstybės tarnybos ir galbūt išgirsti mokslininkų nuomonę ir jūsų vertinimus apie tai, kaip jūs priimsite tai, ką mes jums pristatysime. Na, tai, ką jūs šiandien išgirsite iš mano kolegų, Redos Rekašienės, Dalios Šadžiuvienės, Rasos Tumienės, Aisčio Rusteikos, aišku, galima sakyti, kad tai nebūtų buvę įmanoma be ES struktūrinės paramos. Turėjom keletą projektų, kuriuos vykdėm nuo 2008 metų, bet būtų neteisinga sakyti, kad vien tai padarė, kad štai mes turim apie ką kalbėti. Nes tai yra sausas rezultatas, kuris be žmogaus indėlio, be diskusijų, be konsultacijų, be tiesiog noro kažką tai padaryti mūsų tarnybos sąlygom, vargu ar būtų galima kalbėti apie teigiamus rezultatus. O aišku, apie juos iš vis per anksti dar būtų kalbėti. Tai jeigu kalbėsim apie valstybės tarnybą, apie reformą jos, tai aišku, reiktų prisiminti 2002 metus, kai po 3 metų bandymų grynasis karjeros modelis Lietuvoje buvo atmestas ir buvo priimtas sprendimas bandyti pradėti kurti mišrų valstybės tarnybos modelį ir padėti pagrindai naujai valstybės tarnybos sistemai. Procedūrų sukūrimas, sistemų, instrumentų įjungimas į praktiką užtruko kažkur 8 metus. Bet jau prieš krizę mokslininkai vis garsiau kalbėjo apie konsolidacijos sistemos persvarstymo būtinybę. Nes nepaslaptis, visi žinom, kad trūkumų yra šitoj sistemoje ir juos reikia ištaisyti, o be to reikia reaguoti ir politinius, socialinius pokyčius, ekonominius, kadangi dabar vienas iš prioritetų ir tą krizę užaštrino, kad reikia siekti rezultatų, tam tarp ir valstybės valdyme, su mažesniais finansiniais kaštais. Valstybės tarnautojai išsako irgi santykinai palankų požiūrį į reformą. Prieš porą metų Vytauto Didžiojo universiteto tyrimas parodė. Na, o jeigu kalbėti apie politikus, tai po 2000 metų Lietuvoje nebuvo vyriausybės, kurie nebūtų planavusi vienokio ir kitokio pokyčių valstybės tarnyboje. Taigi prielaidos atrodo yra. Turime statistinę duomenų bazę, žinome tendencijų trajektorijas, europinę praktiką, ekspertų rekomendacijas. Tai kogi norime ir kaip to ketiname siekti. Aišku, aš nesiruošiu dabar vardinti sistemos trūkumų ir jos tobulinimo principų. Manau, kad tą galėtų ir tikiuosi padarys kolegos partneriai iš Riomerio universiteto. Bet faktas yra tas, kad skaičiai rodo, mūsų registro skaičiai rodo, kad turime šiandien po truputį senstančią, mažiau atvirą ir patrauklę nei prieš 10 metų, nepakankamai motyvuota valstybės tarnyba. Sistema, kurioje dominuoja 12 metų puoselėtos procedūros, nepaliekančios vietos bent kiek lankstesniam personalo valdymui ir operatyviam sprendimų priėmimui. Praktikai turi aiškę viziją, ką reikia daryti, kad ateityje mes galėtumėm išlaikyti jau dabar dirbančius aukštos kvalifikacijos žmonės, taip pat pritraukti jaunų perspektyvių žmonių. Reikia surasti balansą tarp proceso ir rezultato, suvaldyti teisinį formalizmą ir manipuliavimo teisės normom. Tik lankstesnis, skaidresnis, dalyvavimu grįstas valdymas gali mums padėti įveikti vis ryškėjantį visuomenės ir valstybės tarnybos susvetimėjimą.
Todėl būtina, anot Vitalijaus Nakrošio, kurį visi tikiuosi pažįstat, nuosaiki vadybinė reforma, laipsniška, pagal nūdienos poreikį pasirenkant kryptis ir tikslingai bei nuosekliai siekiant užsibrieštų tikslų. Taigi apie kryptis. Kokios jos galėtų būti? Pagrindinė mūsų nuomonė kryptis, tai yra personalas turi būti valdomas kompetencijų pagrindu. Specialiai Lietuvos valstybės tarnybai pagal jos poreikius yra sukurtas kompetencijų modelis. Jo įtvirtinimas visų žmogiškų išteklių su valdymu susijusius veiksmus leis atlikti tik įvertinus tarnautojo gebėjimus konkrečiom aplinkybėm pritaikyti savo įgūdžius, žinias, siekiant organizacijos strateginių tikslų. Kompetencija apima ir pagrindinės asmens savybės, taigi atsiranda galimybė būti savarankišku, bent, pavyzdžiui, siekiant kompetenciją ugdyti pačiam. Taigi, o kaip jūs žinote, tradicinis metodas, kuris naudojamasi dabar, remiasi formalia kvalifikacija, patvirtinta diplomu ir patirtimi. Kompetencijų atsiradimas vers reformuoti pareigybių sisteminimą, atsisakyti pareigybių kategorijų, apjungiant pareigybės į giminingas grupės. Tai išaugs ir esminius pokyčius tarnautojų karjeros valdymo sistemoje, kurie leis užtikrinti, tikimės, objektyvesnės galimybės ir aiškesnės karjeros sąlygas kompetentingiems specialistams. Kita kryptis - atrankos sistema, taikant valstybės tarnautojų kompetencijų modelį, transformuosis į pakopinę. Tai reiškia, kad bendrieji gebėjimai, bendrosios vadybinės lyderystės kompetencijos bus patikrintos skirtingais testais pagal konkrečiai pareigybių grupiai keliamus reikalavimus. Trečia kryptis skirta darbo užmokesčio sistemos reformai, nes ji yra glaudžiai susijusi su pareigybių aprašymu ir sisteminimu, veiklos rezultatų vertinimu. Kad darbo užmokesčio sistema taptų skaidresnė, būtina priedus už kvalifikacinės klases integruoti į pagrindinį atlyginimą. Tam tikrai pareigybių grupiai priskirto atlyginimo intervalo ribose nustatyti galimybę lankščiau ir greičiau didinti pareiginę algą pagal darbo kokybės rezultatus. Intervalė būtų 6 pakopos, maždaug su 6-7 procentų skirtumu. Ir fiksuota pareiginė alga būtų nustatyta tik aukščiausiuose pareigose. Valstybės tarnautojas gautų priedą už tarnybos stažą, turėtų galimybę gauti vieną premiją per metus už veiklos rezultatus. Pagal šį integruotą modelį darbo užmokesčio didėjimas priklausytų nuo valstybės išgalių, bazinis dydis, darbo kokybės, judėjimas atlyginimo intervale, darbo stažo, priedas už, sakykime, lojalumą, už patirtį ir veiklos rezultatų. Ta kintama dalis, kaip minėjau. Ketvirta kryptis skirta įkūrimui ir reglamentavimui aukštesniosios valstybės tarnybos. Šiandien, kaip jūs žinot, įstaigų vadovam praktiškai netaikomos specialios nuostatos, jos žiūrima maždaug panašiai kaip specialistus. Tai automatiškai iškrinta iš konteksto, kai mes kalbame apie vis didesnį orientavimas į rezultatus. Taigi iškeltas aukštesniųjų vadovų korpuso formavimo tikslas yra stiprinti vadovavimo ir lyderystės gebėjimus mūsų valstybės tarnyboje. Įdomu, kad valstybės tarnybos įstatyme projekte iš 10 požymių identifikuojančių aukštesniųjų vadovų, aukštesniųjų valstybės tarnautojų tarnybos sistemą, 7 požymiai rodo, kad tai yra mišri sistema, bet jau su vyraujančias postų sistemos elementais. Taip pat projekte numatoma, kad aukštesniaisiais vadovais būtų laikomi ministerijų kancleriai ir įstaigų prie ministerijų vadovai, su tam tikromis išimtimis. Detaliau mes šią sistemą planuojame pristatyti artimiausių metų ministerijų kancleriam personalo valdymo komisijos posėdėje. Taigi dabar aš tik išvardinsiu projekte siūlomus specialius aukštesniųjų vadovų tarnybos valdymo elementus, o jų yra 7. Tai yra tipiniai reikalavimai yra nustatomi centralizuotai, turiu omenyje išsilavinimas, vadovaujamo darbo patirtis, užsienio kalbos mokėjimas, taip pat centralizuotai tikrinamos kompetencijos, vadybinės ir lyderystės, pirmam atrankos etape, tarnybinės veiklos vertinimas susidedantis iš kompetencijų tikrinimo ir įstaigos veiklos rezultatų vertinimo, kadencija ir priėmimas
antrai kadencijai tose pačiose pareigose atsižvelgiant į veiklos vertinimo rezultatus, kitų pareigų siūlymas pasibaigus kadencijai, atsižvelgiant į veiklos vėlgi įvertinimo rezultatus, arba atleidimas, esant netinkamiems veiklos rezultatams. Skirtingai negu kitiems tarnautojams nustatoma, kaip minėjau, fiksuota be intervalo, tačiau padidinta lyginant su esamu reguliavimu pareiginė alga, na ir numatomi centralizuoti mokymai arba kompetencijų ugdymas. Jeigu jūs supratot, tai yra, sakykime, labai aiškus reikalavimai, žymiai didesni reikalavimai, žymiai didesnė atsakomybė, didesnis atlyginimas, bet ir, sakykime, jau pasislėpti už kadencijos, išbūti ir 4 metus, jeigu darbas nesiseks, bus sudėtinga. Taigi, dėkoju uždėmesį, linkiu visiems aktyviai prisidėti prie mūsų valstybės tarnybos modernizavimo. Ačiū. Ačiū gerbiamam direktoriui.